Mūsų kolekcijoje jau apžvelgėme labai daug davinių, tačiau visi jie nusižengia maisto filosofijai. Jie yra individualūs, skirti vienam asmeniui. Tačiau juk maistu yra priimta dalintis. Švenčių ir įvairių progų metu šeima, giminės, draugai ar kolegos susirenka ir puotauja, dalindamiesi maistu. O JAV kariuomenė, kaip žinia, turi sausekus kiekvienam gyvenimo atvejui. Liepos 4 JAV švenčia nepriklausomybės dieną. Ir ta proga mus kviečia prie kareiviško puotos stalo su maisto paketu skirtu net 18 asmenų. Maisto daviniams labai neįprasta pakuotė, tarsi kepimo indas, tačiau plastikinė, polimerinė, visa yra užlydyta. Iš viršaus matome medžiagą panašią į paprastą MRE individualų ir lipdukas kaip nuo paprasto individualaus. Kad tai tikrai karinis davinys galime pamatyti iš užrašo We thank you for your service. Ačiū už tarnybą. Šioje blekelėje turime desertą mėlynių pyragą. Matome visą pilną sudėtį ir paryškinti pienas ir kviečiai. Matome, kad inde yra 18 porcijų. Kaip turėtumėm atidaryti, švariu peiliu apipjauti visą perimetrą. Patarimas atpjauti tik 3 kraštus, tam, kad galėtumėm atidengti ir paskui prireikus uždengti. 1 kilogramas su trupučiuku ir maistingumo faktai, kaip reikalauja Amerikos įstatymai. Plastikinė pakuotė, viduje kažkas traška. Šie daviniai yra skirti lauko virtuvėms, kur yra gaminama daug karių, jie lengvai susideda vienas ant kito ir specialiuose šildikliuose, šildymo tokiuose induose mes galime juos pašildyti. Tokie maisto paketai komplektuojami į davinius, vadinamus virtuvė dėžėje. Viena dėžė skirta pamaitinti 18 asmenų. Joje rasime maistą, pusryčius, pietus ir vakarienę, desertą, gėrimus, įrankius, prieskonius ir net pašildymo viryklėlę. Jeigu jums būtų įdomu pamatyti tokį davinį, parašykite komentaruose ir mes pabandysime jį surasti. Nepriklausomybės puotos pagrindinis patiekalas šiandien yra kukurūzų ir jautienos troškinys. Pakete yra 18 porcijų, maždaug po 2/3 puoduko kiekvienam. Šildyti mes turėtumėm panardinę į karštą vandenį 35-40 minučių, ką mes ir padarėme. Labai įspėjama, kad neturėtume perkaitinti, o perkaitimą mes galime nustatyti iš to, jeigu pakuotė išsipučia. Mūsų pakuotė neišsipūtus, tik tai linksta. Parašyta, kad turėtumėm atsargiai atidarinėti, nes viduje gali būti susidaręs spaudimas ir mus aptaškyti, bet nepanašu, kad čia būtų išsipūtę. Aha, ekspertė kvepia tau. Kvepia? Štai taip atrodo kukurūzai su jautiena. Negaliu pasakyti, kad labai apetitingai. Atpaimi samtį ir pili. Tokį didelį samtuką turi kiekviena lauko virtuvė JAV kariuomenėje. Jo pasemi 2/3 puoduko ir įkrauni. Kiekvienam atėjus. Kraunu sau, o paskui kraunu ekspertui. Ekspertui labai skanu, o man tai panašu į šunų maistą. Kvapas turi kažkokį tai šlikštoką prieskonį. Visai skanu. Nors yra kažkoks tai, kaip ir kvapas, lygiai toks pat ir prieskonis. Kaip amerikietiško sauseko. Pirmas įspūdis tik tai, kad skanu. Bet šiaip negaliu pasakyti, kad labai skanu. Sakiau, kad jis atrodo kaip šunų maistas. Nesu jo ragavęs, bet manau, kad tikrai kaip konservuotas šunų maistas. Ir šunim patinka. Skaniau negu vegetariškas juodis. Kaip suprantu, gėrimais turim pasivaišinti patys.
Na ir desertui mėlynių pyragas, jo jau šildyti nebereikia, bus manau kaip sausainukai. Bandome atpjauti, kaip parašyta, kraštuku. Atpjauname 3 kraštus ir štai. Sausainukai. Vienas jau sulūžęs, o Jėzus kaip jie trupa. Ir kiekvienas gali pasiimti ir nulūžtų. Kiekvienas karys gali pasiimti ir paskanauti. Baisiai trupa, bet šiaip skanu. Kvapas tarsi būtų su sūriu. Skanu. Tikrai maloniai nutikę. Neskanu. Ekspertui jau nepatinka per daug bulkiniai dalykai. Kviečiai nepatinka tau, taip? Na, ekspertui nelabai skanu, bet aš manau, kad nepriklausomybės dienos proga kiekvienas karys mūšio lauke labai apsidžiaugtų. Ir kad nesuvalgytų sausainikų neužpultų musės, mes galime tiesiog paimti ir uždengti. Visai neblogai užsidengia. Musėm būtų sunku pasiekti. Skruzdėlėm gal netiek. Čiagi turi, prašau. Aha, jeigu daugiau nieko negausi, tai reiškia ir šitas skanu, bet per daug nesi sužavėtas. Dar kartą sveikiname Jungtinės Amerikos valstijas su nepriklausomybės diena ir dėkojame už šią nuostabią puotą, nors ir be gėrimų. O mes taip pat turime didelę progą švęsti ir puotauti, nes šiandien sukanka lygiai 10 metų nuo pirmojo mūsų sausiakų video. Ačiū visiems, kurie buvote su mumis, nesvarbu kiek metų, o pasveikinti galite komentaruose arba paspausdami patiktuką. Iki pasimatymo.